Buitinio filosofo audio blogas. Patinka mano audio blogas ir norite daugiau? Naujausius ir šviežiausius, karščiausius audio blogo epizodus galite rasti mano puslapyje buitinisfilosofas.lt. Taip pat galite visus epizodus rasti Spotify, Apple Podcast, Google Podcast platformose įrašę Buitinis filosofas. Mikrodozavimas. Galima mikrodozuoti duoną, sausainius, kefyrą galima mikrodozuoti. Galima mikrodozuoti ir psilocibino. Bet jeigu jums to nereikia ir jaučiatės, kad jums to nereikia, jums to nereikia. Dabar pakalbėsiu apie mikrodozavimo asmeninę patirtį, kas man vyko, kodėl aš tai dariau ir kas pasikeitė. Dariau todėl, kad buvau beveik metus laiko absoliučioj depresijoje, depresinė nuotaika, viskas neturėjo esmės ir aš jaučiausi žiauriai vienišas, dingo visi mano mėgstami hobiai, ką aš turėjau daryti, pasikeitė gyvenimo sąlygos, pasikeitė, daug kas pasikeitė. Kiekvieną rytą atsikeldavau ir man buvo žiauriai beprasmiškas laiko tarpas. Kiekvieną rytą atsikeldavau, kodėl aš viską tai darau ir kokia prasmė to daryti. Vietoj to, kad būčiau slunkius ir leisčiaus toliau, kad tai būtų, aš galvojau, blemba, reikia tą kažkaip pakeisti. Bandžiau eiti pas psichologą. Pirma, aišku, jau pas šeimos gydytojo, kad siūstų pas psichologą, bet šeimos gydytojas sako, ne, čia pažiūrėkim, kai čia bus, čia tiesiai aš tavęs nesiūsiu dabar va čia pasišnekam, ateini kitą kartą, pažiūrėsime, jeigu tai bus. Aš galvoju, eik tu nachrin. Kitą kartą nebegrįžau pas šeimos gydytoją ir dar kokį 3 mėnesius aš kovojau su savimi, su savo mintimis, domėjausi įvairią literatūrą. Vieną pagalvojau, blemba, gal reikia, nes prieš tai ne vieną kartą esu valgęs psilocibino ir žinau, kad jis ištiesina reikalus ir kažkaip pagalvojau, gal reikėtų pabandyti mikrodozavimą, nes apie tai aš kažką žinojau, bet niekados nebuvau bandęs ir nesigilinau į tai labai daug. Ir pradėjau domėtis tuo. Pradėjau skaityti įvairių žmonių straipsnius. Labai užkabino vienos merginos straipsnis, kuri buvo sportininkė, patyrė nugaros traumą ir nebegalėjo sportuoti. Ir aišku, krito į depresiją, kaip čia pagal planogramų turėtų būti. Ir jinai gyvenime nėra nieko panašaus dariusi, jokių psichodelinių terapijų nėra dariusi, nėra grybų valgiusi ir panašiai. Ir jinai pabandė. Ir jinai darė 1 metų eksperimentą. Nes, sakykime, mikrodozuoti gali 0,1 gramą arba 0,3 arba 0,5. Jinai visas tas dozes išbandė ir aprašė, kaip jinai jausdavosi po tam tikro laiko tarpo pavartojus 1 gramą, 0,1 gramo ar 0,3 ar 0,5. Jinai aprašė taip kaip dienoraščio formą ir parašė, kad jai labai iš tikrųjų daug kas pasikeitė. Jinai pradėjo žiūrėti į gyvenimą iš įvairių kitų pusių, iš kurių anksčiau nežiūrėjo, susitvarkė su tam tikrom problemom ir jinai labai gerai atsiliepė tai ir mane tas užkabino. Todėl aš nusprendžiau pabandyti tai. Ir atėjo ta diena, kai man reikėjo suvalgyti pirmąją piliulę dėl to, kad mes gyvenam moderniais laikais, nereikia to grybuko atsignybti, pasisvert 0,3 gramo ir suvalgyti. Pirmos piliulės bijojau dar ir kaip, nors tai buvo 0,3 gramo. Žiauriai maža dozė, bet jos bijojau. Smegeniai nebijojo iš tikrųjų. Nors, tiesą sakant, absoliučiai nėra ko bijoti. Mikrodozuoti reikia iš tikrųjų pavalgius. Aš darydavau rytais. Suvalgau pusryčius, išgeriu piliulę ir viskas tvarkoje. Nes jeigu ant tuščio skrandžio, tai gali būti, kad biškelių užtems kažkuriam laikui. Tai geriau pavalgyti iš tikrųjų. Kai pradėjau mikrodozuoti, porą savaičių iš tikrųjų labai jau svaičiau savo mintyse, kad aš noriu, kad tai pasikeistų, man tai bus viskas gerai, aš noriu, kad taip viskas pakryptų tą pusę. Ir nieko nevyko absoliučiai. Absoliučiai nieko nevyko. Ir aš pradėjau galvoti, blemba, mikrodozuoju, turėtų čia viskas keistis ir absoliučiai niekas nesikeičia. Ir tada nusprendžiau, gerai, aš toliau tęsiu, nes reikia mėnesį laiko, kas 4 dieną. Ir galvoju, gerai, aš tęsiu toliau
bet nebekreipsit į dėmesio, ką aš darau. Ir būtent tada viskas pradėjo keistis, aš pradėjau pastebėti pokyčius. Pokyčiai buvo tai, kad pradėjo atsirasti balansas, aš kaip minėjau prieš tai, kad visada būdavo toksai viskas beprasmiška, viskas neįdomu. Ir tada aš pradėjau pastebėti, kad man atsiranda kažkokios mintis, kad gal reikia šitą nuveikti, gal kažką tai va čia va padaryti, gal reikia nueiti kažkur, gal reikia kažkokią veiklą užsiimti. Žiūriu, kad jaučiuosi kaip ir stabiliai, ta prasme, nuotaika nebebanguoja, kad būna labai blogai jautiesi, labai vienišas jautiesi arba apatiškas. Žiūriu, kad aš nebesijaučiu vieniškas, kad man tas vienišumo jausmas visiškai dingo. Žiūriu, kad aš toks ir aktyvesnis ir einu, darau kažką tais ir pas mus visus yra tas balsas galvoje, kuris mums kartais knisa protą. Tai yra mes patys savo knisam protą, save teisiam dėl kažko tais. Žiūriu, kad šitas balsas kaip ir nurimo. Jis nedingo, ta prasme, jis niekur nedingo, jis išlenda karts nuo karto, pasako, oi, pažiūrėk, koks tu esi nelaimingas. Ir tada viskas prasideda, tada pradėjau galvoti, blemba, rimtai, aš kažkoks nelaimingas, gal darbas nepatinka, gal čia santykiai blogi, gal čia žmonės su tavim blogai elgiasi. Žodžiu, ieškai priekabių, nes tas balsas tau kartais taip parodo. Gal pas jūs yra kitoks balsas, kuris jums knisa protą, pas mane buvo toks balsas. Ir jis nurimo. Jis nedingo, bet jis nurimo. Ir aš tada pradėjau jaustis žymiai geriau, man atsivėrė akys ir supratau, kad blemba, tu labai jau save čia į aukos vaidmenį buvai pastatęs ir gailėjai savęs, tai aš lioviausi tai daryti. Aš pradėjau atrasti naujus dalykus, kas man įdomu, aš pradėjau vienas pats, sakykime, daryti visiškai dalykus, kuriuos aš anksčiau net nedariau. Ir aš pradėjau mėgautis tą vienatvę, kuri buvo ir kas labiausiai man patiko, aš pradėjau mėgautis labai mažais dalykėliais, kurie supa mane ir būti dėkingas, kad žiūrėkit, aš toks mažas dalykiukas kažkoks, bet man pakelia į nuotaiką ir kaip aš jau anksčiau nepastebėdavau, koksai aš buvau kvailas, kad to nepastebėdavau. Bet tas pasidarė būtent tada, kai aš lioviausi daryti iliuzijas, kad dabar pradėjęs mikrodozuoti, man čia viską pakeis. Čia ne iš matricos raudona ir mėlyna piliulė, nifiga, čia tau mikrodozavimas padės, bet tu turi irgi dirbti to dėl šitų pokyčių. Yra labai teisingai pasakyta, kad dažniausiai psilocibinas tau duoda ne tai, ko tu nori, bet to, ko tau reikia. Ir kartais tu net nesupranti šito, kad tau būtent to reikia, bet kai tas atsitinka, tu pagalvoji, rimtai. Tai man atrodo, man taip ir buvo. Aš norėjau vieno, bet man atėjo tas visiškai per kitą pusę ir tik laikui bėgant tu supranti, kad man būtent to reikėjo, kad dingtų kažkas kitas. Ir tas vidinis balansas, tai yra vienas iš puikiausių dalykų, kas galėjo man nutikti mikrodozuojant. Nereiškia, kad aš tapau kažkoksai tai šventasis ir ten gerietis. Pas mane yra pykčio, pas mane yra nervasties, viskas yra. Tu netampi angeliukų sudėjęs delniukus visiems už viską dėkoji. Ne, gal aš čia toks žmogus, nežinau, bet ne. Pas mane tai tas yra ir jis niekur nedingo. Tiek, kad aš daugiau visko matau iš kitų kampų, pažiūriu į situaciją iš kitų kampų. Labai kartais pradedi jausti kitus žmonės, kitų žmonių elgesį ir požiūrį kitaip. Tas visai įdomus dalykas yra, tu labai greit nuskanuoji žmogų. Čia ne kažkokia parapsichologija, čia tiesiog tu labiau moki skaityti žmogaus kūno kalbą. Tas irgi yra toksai pliusas, nes tada tu žinai, kaip su tuo žmogum bendrauti. Ir, žodžiu, aš po pirmo mėnesio reikia padaryti 2 savaičių pertrauką. Tai aš padariau 2 savaitės pertrauką ir vėl pradėjau. Toliau man vyko visi pokyčiai, baigėsi tas 2 mėnesis ir kai 3 mėnesį pradėjau, aš manau, gal tai buvo kažkokie nematomi dalykai, kuriuo aš nebepastebėjau. Bet manau, kad tokių labai didelių pokyčių man mikrodozavimas nebedavė. Labiausiai veikia 1 ir 2 mėnesį. 3 mėnuo aš jau nebepastebėjau, kad kažkas būtų priedo to, ką man davė, nes man iš tikrųjų labai padėjo 1 ir 2 mėnesį. Manau, daugiau nei kokį 60% pakeitė, kaip aš mąsčiau, ką aš dariau ir labai pastumėjo į naujus dalykus daryti, dėl kurių aš tiek psichologiškai, tiek fiziškai jaučiausi geriau. Buvo akimirka, kai buvau sveikiau pradėjęs maitintis, kreipiau dėmesį į tai, ką valgau, kad imunitetą reikia stiprinti. Tai atėjo labai natūraliai, aš nepušinau, aš nesu tas žmogus, kuris valgo labai sveiką maistą. Aš nevalgau kiekvieną dieną McDonald'o ir vietoj vandens Pepsi geriu, ne.
Bet buvo akimirka, kai buvau pradėjęs tikrai sveikiau maitintis. Po to tas, aišku, nuslūgo, bet psichologiniai dariniai, kurie pakeitė į gerąją pusę mano visą gerbų, tai yra akivaizdus. Ir aš labai džiaugiuosi, kad aš priėmiau tą sprendimą būtent mikrodozuoti. Nes jeigu nebūčiau to padaręs, aš nežinau, tikriausiai dar šiandieną būčiau sėdėjęs su šitoje depresijoje. Nežinau, kokia ta depresijos forma buvo, bet tikrai buvo apgailėtina. Ir kartais pagalvoju, blemba, koks aš buvau apgailėtinas tuo metu. Ir nors tada galvojau, kad ne, aš čia labai gerai tvarkausi, nefiga, aš buvau labai apgailėtinoj padėtį ir gailėjausi savęs, ko jaučiausi auka ir panašiai. Dabar yra visiškai kitaip. Nesu aš ten labai gerietis ar ten labai, net nežinau, ar labai išmintingas, ar ten man, kad mikrodozavimas ten performavo visą pasaulėžiūrą, ne, bet labai daug davė. Ir labai daug gerų dalykų davė, nes tikrai buvo sunku. Dabar visiškai taip nėra. Aišku, kažkas galėtų ginčyti su manimi, ai, čia tau laikas gydo nuo visokių šūdų. Nefiga. Buvo praėję tam tikrą laiko tarpas ir aš ilgą laiko tarpą jaučiausi šudinai, bet kai pradėjau mikrodozuoti, man tikrai pagerėjo. Ar rekomenduočiau kažką mikrodozuoti? Nežinau. Šiaip jūs turite patys nuspręsti, ar jums reikia, nes jeigu nereikia, jeigu neturite problemų, kam jums to reikia? Jūs neturite problemų, tai jums ir nereikia, jūs vadinasi ir taip gerai jaučiatės, gerai gyvenat ir džiaukitės tuo gyvenimu toliau. Paskaitykit, pasidomėkit šitą informaciją ir patys spręskit. Viso ko geriausio.